Šitas gal dar geresnis. Kas? Ui. O, aš irgi, irgi geresnis turiu. Sveiki užsukę į dar vieną žvejybinį video. Rūta, kaip matot, jau pasiruošus. Tokia faina vasara, reikia išnaudoti. Jo, šiandien vėjukas labai jau toks, bet galiau gavau avižadrebinę meškerytę, nusipirkau Crazy Fish Optimus, irgi tokia, sakykime, biudžetinė. Tik padariau vieną klaidą, kad nusipirkau Bear Kingo anteną rytę tą pačią, tik tais, kad naują modelį. Sakė, kad bus gerai, bet žiūriu, valas suka, man irgi nelabai patinka kaip. Bandom ir dabar jau bus galima tikrai palyginti, kaip čia su tuo avižadrebiu. Jo, vėjukas tai šiandien tikrai ne avižadrebiu žvejoti, bet tai gavau meškerį iš karto, labai norisi išbandyti. Šiaip meškerytė nuo 0,1 iki 1 gramo, tai turėtų būti dar... Jau turi? Turi? Rūta iš karto. Ešeriuką. Jo, noriu labai apžuvinti meškerytę, tai pasižiūrėsiu. Lemba, net nematau nei kur užmetu, nei kaip tas valas eina. Kaip čia jausti kažką. Turiu pirmą žuvę. Tikrai jautrumas fainas. Eina savo, galvojau, kažką didesnio neturiu. O čia toks ešeriukas. Nuliuks. Kotukas jau patinka. Smagu, viską darbą padaro. Taip, kad viskas tvarkoja. Tai vėjas nekadėjo šiandien. Ir vėl paleido. Neužsikarta kažkaip, ne? Ai, aš turiu. Nebesipriešino. Aukšlytė. Šiaip tai labai smagu. Jeigu dar kažką didesnį užkabinčiau su šitą, nežinau, atrodo, meškerė net laikys rimtesnių. Wow, nu bet atrodo, kad traukiu monstrus. Iš tikrųjų, kokie ešeriai. Pabėgo. Biškai gražesnis. Bet iš tikrųjų, kibimas su šitą meškerę sunkiau pajusti, ne? Ir jo, atrodo, kad gal taip neužkerta tą liauna meškerytę. Pagavai ką nors? Pagavai. Ką pagavai? 3 ešeriukus, 2 aukšlės, 1 raudę. Koks didelis! Tiesiog į gerą vietą reikia, tai dupletai. Aš ešeriuką, Rūta irgi turi ešeriuką. O? Bet vėl galvojau, monstrą turiu. Turi vėl? Jo. Dėmit, Rūta, vėjas mane. Reikia kažką daryti. Turiu vėl. 7. Šitas gal dar geresnis. Kas? Ui. O, aš irgi, irgi geresnis turiu. Vienu metu. Oi, tu čia šerys? Ne, čia raudė. Blemba. Pas tave raudė, pas mane šerys. Kokio dydžio? Ui, kokia slidi. Zaraza. Vala, nenuiminėk. Nušokau. Ai. Galėsim nufotkint. Vienu metu. Gali nufotkint. O. Ai. Oi, atsargiai. Oi. Atsargiai, kad neįsi... Pagalbėt? Va. Atmeskite tiesiog. Nieko. Oi, žikutės liko Nieko. Gerai, vis tiek užsidės. Gumėnišiai. Su jį nuotykiais. Bet jau užsigandau iš tikrųjų, Aš irgi. nes stabdis bėga. Bet aš tai labiau dėl... Ne, tai aš bijojau, kad įsisegė jau šunį, nes, žinai. Nepabėg. Pagavai? Jo. 9.
Irgi raudelė, bet va. Geras, bet gera. Palyginus su tavo, tai neypatinga. Įmečiau ešerį ir matei, Ne. Iššokai viršų? kažkas didesnio, jaučiu Tai lydeką, mes. gal tą ešerį pačiupo. Mes. Šiknon. Nutraukiai? Bet aš nesuprantu, kodėl. Gal pas mane šitas per daug užsuktas? Ir kaip tik laikas, kam... Nu tai ką, Nu tai nieko, nu. kiek tavo? 13 atrodo, Daug. ne? Didelių. 13, Pralaimėta. Mano 15 ar 16, bet gal galvoju padarom iki kokių Revanš. 3 pergalių. Iš viso 5 Jau nori žvejybas. lažybų. Tai Kas žodžiu. pralaimė perka kabliukus. Nu? Geras. Gerai, vis tiek čia ne Neplotkinam. apibendrinimas, nes čia dar tik tais pirmas Čia raundas. tik pradžia. Ir pirmo raundo laimėtojas esu aš, o kaip bus toliau, pamatysim. Nu ką, pradedam antrą raundą. Rūta, kaip matot, sėkmingai. Nu tu kurim. Nesinervuok, Rūta, nu, tai čia normalus procesas. Kas normalus čia per tą rytę? Nu, koks per rytį? Prie ko čia tą rytį? O darom, dar įvedam naują taisyklę, O Jezu. kad pavyzdžiui didžiausia žuvis, nu kurią tikrai jau galim sakyti, kad didžiausia, 3 taškai. Nu toks netikėtas. Ant galo žinai. pagauni. Ant galo jo, 3 taškai davai. Didžiausia žuvis. Galiu sutikti, bet jaučiu tu pagausi. Arba unique žuvis irgi 3 taškai. Žinai, aš tai už draugystę, gerą laiką, Nu čia žodžiu, mes su video eiga kuriam tiesiog papildomas taisyklės. scenarijų. Kuriam scenarijų, bet gal išvesim kokį savo žaidimą, kur po to galėsim rungtyniauti. Kaip? Laikykis, tau tie galiu pasakyti. Nu davai. Round 2. Fight! Turėjau. Bet neturiu. Pirmoji aukšlė. Rimtai? Jep. Kokią gerą turėjau. Ne, bet mačiau dydį kokį. Blemba, neblogas šitas būtų buvęs. Nu, jinai jaučiu po tą prasme. Aš jau ją sekundį jaučiau ir po to pamačiau tą siluetą. Jau iškirtau. Nu, tikrai jau, žinok, šito gal ir būtų buvęs. Jesus, adrenalinas tik sukilo iš karto. Turėjau lydeką turbūt. Nutraukė, jo. Čia jinai įplaukė, žiūrėk, laimikė. Pabėgs. Pati, žiūrėk, rado kelią. Čia visai nebloga raudė ar taipoja buvo. Kažkaip sunkiai, kažkas kažką čiupina, bet visai normaliai neužkimba. Tik žolės. Gerai. Pagaliau ešeriukas. Čia šupėti net ešeriukų džiaugiasi. Kažkaip labai... Čia tai ne žuvis. Trispiglė, dyglė. Tai kas čia per žuvis? Čia įdomu. Kaip tas leptelis savo laikė. Šiandien nusprendėm nebetęst žvejybos prie upės, nes labai prastai einasi. Atėjom prie ežeriuko. Lerčiau tai žinau. Gerai. Miškai iš toliau, po to prieisiu. O? Oba, ešeriukas, ne? Vis kažkas kabinės, man kad tokio tiek mažytės, kad... Girdi. 3-2 Rūta išsiveržė į priekį. Negerai. Bet irgi pažiūrėjau.
Nedizukai. competition. I don't need none, just 1v1, v1, v1. It's on, yeah, all Gal night. to, visai geresnis. On to the sunlight. Opposition, I don't see none, just 1v1, v1, v1, v1. Right Gerai? O, kokia didelė. O, kaip sulinko. O, matėjau, antras, Jo. trečias. O, tu savo kiek aš jau. Čia daug labai. Nu, irgi gražus ešeriukas. been on go mode the last 3 summers. The one of one, and there ain't no Pinky, runner pinky. up. Coming Hey, up, kid. and there ain't no wonder I rip it, dip it, and die. Ešeriukas. Vėl išsiveržiai. Put your pride aside, I'm on the ride too. What? Nu, ačiū. Kažką aš padariau? Jo, nu, aplink mane apsienam, vienojame. Ai, sorry. O, tai gal atraštai. Atsisuk. Tiršta, ką tiršta. Nu, ble. Matot, kaip Rūta nori, kad pralaimėčiau. Specialiai užpainėjo čia dabar mus. Kad tai kvotus laikas, o man tik vieno pagavimo reikia, kad pasivyčiau ją. Nu, tai baigiam antrąjį raundą. Susimazginusiais valais. Žodžiu. Antrasis raundas, turiu pripažinti, Rūtos pergalę. Bet iš tikrųjų su tokiais kibimais, tai mes čia būdu pralaimėtojai šiandien esam. Nu ką, trečias raundas. Šiandien esame Druskininkose. Iš tikrųjų tai taip po tradicinio joninių savaitgalio. Dabar tik tais galvojant, galėjom ir ten padaryti vieną raundą. O šiaip tai su Rūta prigaudėm ten raudžių. Raudę gražią labai Rūta pagavo. Aš irgi ten tokių neblogų. Gražias raudelės pagavom. Nu va, ai tu paleidai savo, ne? Jo. Raudelė tokia. Ką žinau, smagu. Tokios gavo. Ir jos ganėtinai aktyvios, priešinos, tai smagu. Va tas avižadrebis, kai niekas nebeina, tai avižadrebis labai smagu. Pasitreniruoti didesnėm žuvim, nes jis tokios. Aktyvios. Aktyvios. Žiūrėk, čia kokį už tavęs yra. Visas būrys. Matai? Pabandom. Labai graži raudė Rūta. Nu ir dabar su ranka ją jau bandykim. Pačią žuvį, nes gali valą nutraukti. Pačią žuvį, tik nekelk žuvalo. Ir įdėk į kajaką patį. Viskas. Paleisk. Paleisai, tai nudaškys. Nu taip ir įdėk ją savo nuo ranką prispausdavo. Nu bliamba, kokia graži šito, tai jau žiauriai. Round 3. Fight! Pirmas ešeriukas greičiausiai bus. Yes, sir. O, 1-1. Ta prasme. Ai, nepalėtė? Ha. Mhm. 150. 6, man atrodo. Labai paliečiau. Matau. Bet tik ešeriai kažkaip čia ir kimbo, nors Rūta Big Fish'ą pagavo karščiai. Wow. Nu, Rūtos Big Fish. 3 taškai kol kas, jeigu nebus didesnių. Gerai. Nutraukia. Nu, bet užskaitysim. O. Gerai, nes kabliuką ištraukti reikėtų. O, va, karši Rūta, nu ką jūs savo galvojat?
Aišku, visas išsikaršinau ir pats. Mes tiesiog. Nu va, Rūta. Ir ant tokio mažiuko. 7-6. Vieno taškiuko. Bet čia skaitos tipo special? Nu, ne, neskaitos kol kas Big Fish'as, jeigu nieks neaplenks. Tik nutraukiau tavo tą. Avižėlės. Aš jau kokias 3 nutraukiau, Rūta irgi panašiai turbūt. Labai daug aplinkų iš šakų visą krantą. 12-7 ir niekaip Rūtos nebepavėjom. Su Big Fish'u prisivijo ir po to, kai lenkė, užgaudė ešeriukų vieną gerą spotą. Prigaudė, o man šisą nustojo kipt. Ui, užmeta. Ir pagal taisyklės nepaliečiau, atsikabinu. Ai, nepalietė? Ha. Nu gerai, man atrodo, reikės rišti ir tau duoti šito raundo pergalę. Ne, čia jau kepin, ant tų žodžių. Ir pabėgo. 3 raundą tu laimėjai. 2-1, gaunu malkų. Nu, susitinkam 4. Šiandien biškį nusižengiam taisyklėm, nes sakėm, kad bandysim vis skirtingose vietose, bet esmė tame, kad labai sunku surasti vietų, kur būtų galima turėti normalaus prieimo, daugiau tokių taškų, be britkelnių švariai, taip sakant. Bet jeigu turit kokią vietą, tai galit palikti komentaruose. Jeigu važiuosime tą pusę, išbandysime, ne? Round 4. Fight! Oba! Rūta jau iš karto atsidarė. Negerai, kad pirmas. Pirmų metimų. Vienas. Oba. Kažkas rimtesnio jaučiu. Geras. Bet jau taip spurdėjo, kad galvau, žinok, dar geriau bus. Tu biškai apsiraminam gal. Čia įdomu čytinimas skaitytus. Ta patį darau, bet... Matau čia ešeriukų ir... Tai ne? Tavo būdas. Eik, sakė, čia jų daug. Daug? Bet neįmu kažkaip bailiai. Tai tu pas tave 3 dabar, ne? Jo. Nesuprantu, tik maži ešeriukai. Taip jau norėtus kokį karšiuką pagauti. Arba šapaliuką. Na, pažiūrėkime, kas čia per ešeriukai. Viskas šiandien. Nepasiduok, Rūta. Kaip taip vienu užmetimu ir nuplyšta? Nes tokios žolės. Pirmą pagavau. Gal ir dėl to, gal tiesą sako, kad pirmą metimą pagavus nesėkmės bus. Arba aš... karšiukas. Eik. Nu va ir Big Fish'as. Tai tau čia 3 taškai. Nu, 13 plus 3. Bet net nejaučiau kibimo. Jo, jie kažkaip nelabai jaučiasi. Nu jau paliečiau. Ant ko pagavai? Ką? Ant antos tos, violetinės. Na, aišku, čia toks Big Fish'as, kad ir su ešeriu būtų gal galima aplenkti tokį. Tadam! Na, pagaliau karšį prisišaukiau, jau taip ilgai laukiau. O juk tu gražus ešerys. Bravo. 3. Turim? Aš irgi. Nu, tu neblogas. geresnė. Nu, kažką rimtesnė. Eik tu, ne? Ai, nepaleidai. Ne. O taip priešinas, eik tu savo.
Taip. Šiaip ar žuvis? Nežinau, bet mačiau ją Aš apie savo. Ką? Aš apie savo. Ai, pas tave tai plakis, man atrodo. Jėzus kalba kaip. Ai, tai gal šitą plakis. Ne, čia plakis. Ui, aš likštė. Jo, užknisa jos tokios glivėtos. Toksai nesinga. Jo, šapalas. Nu, va, žiūrėk. Naujų Pokemonų prigaudysi. Žaviukas. Pripažįstu tavo pergalę. Atradaus tai, mano. Tu nieko nežinojai, bet aš šiandien tau leidau laimėti. kad įsilygintų. Taip. Tai ką, 4 raundą aš laimėjau. Rūta jau pasiduoda, liko 10 minučių, bet aišku, nu čia 2:08 minutės. Ir 12. 12. Nu tai jo, Marių Parkas vėl atnešė pergalę man. 2-2. Ir ką, finalinis raundas. Sėkmės. Oi, nežvynas. Jo. Tai ir sakai, kad taip yra. Turime 2 skirtingus leptelius. Vyksta dvikova. Čia dabar žiūrėk, kamera į mane. Atsiskaubu. Į mane. Pup. Jo, iš tikrųjų tai paskutinis raundas ir vėl esam tradicinėse savo vietose. Tai jo, kitom varžybom, manau, jeigu darysim varžybas, naujose vietose darysim varžybas, o šiaip varysim nebent pažvėjot. Ir manau, įsivesim taškų sistemą, ne? Nu, ta prasme, Sounds like competition. taškų sistema, nu jo, iš tikrųjų, ką mes varžomės dėl avižėlių, kur vis tiek perkame iš bendro biudžeto, ne? Bet ar tu pirksi, ar aš pirksiu? Yra esmė. Tai... Galim iš masažo kitą kartą. O? Pasižiūrėsim, bet avižėlių ir šiaip reikia po visų tų žvejybų, jų pradeda trūkti. Tai va, nu ką, finalinis raundas ir bus nuspręsta, kas pirks avižėlių ir guminukų. Sudėjau krepšelį už 5 eurų, bet Rūta sakė, norės dar peržiūrėti jį, bet nu maždaug į tokią sumą taikysim. Spalvytės. Final round. Gerai, važiuojam. Šiandien ir vėjukas, ir tvenkinukas, kuriame šiaip nelabai mums sekės žvejoti ir gaudyti. Oi, vėjukas tikiesi veidą. Žodžiu, sąlygos ne pačios geriausios. Labai. Oba. Taip pasakiau. Kas ten raudė, liktais, ne? Jo. Nu va. 1-1. Bet tikrai pasidarysim kokią gal taškų sistemą pagal žuvis. Tipo, nu bus įdomiau, nes, pavyzdžiui, yra tam tikrų žuvų, pavyzdžiui, čelyną galėtumėm pagauti, teoriškai. Teoriškai ir praktiškai galėtumėm, bet, žodžiu, ir tokia žuvis, už kurią tikrai galėtum, nu ją sunkiau yra pagauti, galėtum duoti, kaip pavyzdys, 3 taškus, kokius, žinai, ar žadrėm pagauti lyną. Ten lydeka irgi kokie 3 taškai gali būti. Oba. Jau norėjau traukti, nes tiesiog lėliai artėjo. Nu. Oba. Vieną po kitos. Supratau taktiką. Kad jam nepatinka, kai skubi. Oba. Palėtėjai? O čia taip neskaito, tu ne? Nepalėtėjai pačios žuvies? Ne? Nu, techniškai taip, bet ką žinau, galim skaityti. Koks tu evil. Galim skaityti. Galim neskaityti, nu, pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim, tai. Liečiu. Kol keičiausi bateriją, Rūta dar vieną pagavo. Vieną pagavo, kol rišausi mazaliuką. Antrą pagavo, kol keičiausi bateriją. Kokia išsivertimą mačiau. Bet tai kokia nedidelė rapulai. Na, bet čia ledeka jaučiau bus. Nu, karšiukas. Kas čia per... Vau, kad karšiuko čia nelabai tikėjausi pagauti. Imk už... Ne, už galvos. Jinai slidi, stipriai spaus, nes jinai labai slidi. Vau. Nu, už karšį kol kas neskiriam taškų atskirai, bet Big Fish'as čia, nu, vau. Gerai, padėsiu. Šaunolė, Rūta. Kokia dailė. Vau. O, laba diena.
O, jet. Buvau pagavus ir mažesnė šiandien. Nu, bet kažką pagauni, aš kažkaip, kad ką bandom keisti vandens telkinį. Šlyta. Ir tai pralaimė ir čia tik tokas ir kimba. Nu, aš prašiau ešeriuko. Oba. Nice. Ešerys? Bet kodėl toks geras? Jau geriau tokias negu to centimetrinės raudas. Kaip taip? Nežinau. Aš tau žuvę parnešu. Nuo tilto pagavęs. Kaip žiauru. Užsikabinai kažkur ir metė, ne? Na, ja. Per stipriai trankiau. O kaip čia taip sugebėjai? Nu, čia užkliuvo, ir kaip visada už tos. Nu, už galo trankiau, lūžo. Bet net sulaužyta meškerė nesustabdė laimėti šio išžugio. Dar žinai, Pagodžiu. Techniškai iki 9 dabar galėčiau žvejoti. Nesvarbu, kad tavo meškerė lūžo. Prašai. Aš pabandyčiau net sulūžusi. Žodžiu, tai panašu, kad jo vis tiek sustabdė tą lūžusį meškerėmus, tai čia video ir varžybas šitas užbaigsime, atiduodu 5-ąjį raundą Rūtai. Ačiū. Tai aš perku avižėlės, bet Rūtai vis tiek bus irgi išlaida nauja meškerė, panašu, eis į trasą. Tai nauja meškerė ir naujos varžybų taisyklės kitame video. Nei žvyno, nei uodegos ir pasimatysime kitame žvejybos video. Ui, koks ešerys. Rekordas jaučiu bus.